Labadiena dar kartą. Na ir šiandien vėl susitinkam toliau nagrinėdami mūsų WordPress. Ir šį kartą tenka mums pažiūrėti, kaipgi čia darosi tas meniu, kaipgi sukurti tą meniu, kaip jį išdėlioti ir kas jame šiek tiek, gal trupučiuką, kas jame turi būti. Taigi, kad sukurti meniu, mes turime kurti puslapius. Na, jeigu čia pažiūrėtume, tai meniu tai būtų tai, kaip vadinasi pagrindiniai mūsų puslapiai, ne? Na ir kas iš tikrųjų reikalinga, kad būtų, tai kaip taisyklė visada visur turėtų būti pradinis puslapis. Pradinėme puslapyje reikėtų pasakyti kažką tokio, kažką nedaug, kažką konkretaus, suspausto, jeigu taip galima pavadinti, kažką tokio, kad žmogus pakliuvęs į jūsų pradinį puslapį, į jūsų tinklapį, yra tai, ką pirmiausiai pamato, reiškia, šiaip jau žmonės skuba gyventi, skuba bėga ir kodėl tai primenu, todėl kad turim pasakyti kažką tokio, kad žmogus liktų jūsų tinklapyje. Jau kažkoks pavadinimas, kažkokios pirmos frazės, pirma, antra frazė turi būti apie kažką tokio, kad žmogui būtų įdomu toliau skaityti. Tai yra viena, dvi, trys frazės, vienas pavadinimas ir teksto kelios frazės turi parodyti žmogui, kad aha, jeigu aš čia pakliuvau, matau, kad galėsiu rasti kažką savo naudingo. Iš tikrųjų, galbūt ne iš pirmo karto pavyks, galbūt reikės keisti, bet visada turėkit mintyje, kad pirmos frazės, pavadinimai, pats pavadinimas, ar tai bus vienas pavadinimas, ar galbūt du teksteliai, du pavadinimai, bet pavadinimai be galo svarbus, nes tai, kur linksta pirmiausiai, krypsta pirmiausiai akys, svarbu, kad žmogus, čia ne man, tai nepasakytų, kad jis jau ten pamatytų, kad jam iškiltų noras toliau skaityti. Kažką nedaug suspausto, bet labai konkretaus, kad žmogus tiesiog suprastų iš pirmų frazių, kad jam tai kažkas naudingo, kad jis galės rasti kažką savo naudingo. Antras puslapis turėtų būti apie mane, vėlgi lygiai taip pat nerašyti visos savo gyvenimo istorijos, tik tai kažkokius tai svarbesnius faktus. Ir ypač jeigu turėjote nesėkmių gyvenime, nes kaip taisyklė mes visi tų nesėkmių turim, visi žmonės praeina per įvairius pakilimus ir nukritimus gyvenime. Ir jeigu jūs nebijosit parašyti apie savo nesėkmę, apie tai, kas nepasisekė, kas buvo blogai ar gal net labai nepasisekė, žmonės tai skaitydami atpažįsta, mato šiek tiek ir savo gyvenimo dalelytę ir turi galimybę pagalvoti, kad tai va, jeigu jis galėjo, jam irgi nesisekė ir jeigu jis galėjo pasikelti iš tos duobės, išlipti iš tos duobės, tai gal ir aš galėsiu. Ta prasme, būkit savimi tiesiog. Ir irgi apie mane nereikia pasakoti viso savo gyvenimo, tiesiog irgi suglaustai, trumpiau ir suglaustai. Tai du tokie puslapiai. Trečias puslapis, kuris iš tikrųjų reikalingas, tai yra blogas. Blogas tai yra kaip jūsų verslo centras, ar ne? Ir apskritai visas jūsų tinklapis. Tai turėtų būti ne apie konkretų verslą, be pavadinimų, be verslo pavadinimo, be produktų pavadinimo arba paslaugų pavadinimo. Tiesiog jūsų tinklapis tai jūs, tai jūsų veidas, tai viskas apie jūs. Ir jeigu ir kalbate apie verslą, tai galbūt abstrakčiai, nekonkrečiai, be pavadinimų, nes jūsų tinklapis, kam jis reikalingas, visų pirma reikalingas tam, kad žmonės pažintų jūs. Ne jūsų verslą, todėl kad jūsų verslas per visą gyvenimą gali keistis. Čia jūs darėte vieną verslą, čia gal ateis laikas, kai jūs keisite verslą, arba dar toliau, dar vėliau dar kitą verslą. Žmogus per savo gyvenimą gali turėti 2, 3 ar 4 verslus ar 5, ar bala žino, kiek tų verslų. Eini per gyvenimą, keičiasi situacijos, keičiasi aplinkybės, keičiasi tavo paties gyvenimas ir keičiasi verslai. Ir jeigu jūs savo tinklapyje kalbėsite tik apie verslą, tai
susidarius tokiai situacijai, kai norėsite pakeisti verslą, jūs prarasite savo pasekėjus, todėl iš tikrųjų tinklapis turėtų būti jūsų veidas, jūsų gyvenimas, jūsų veidas, jūsų įspūdžiai, apie jūs, kad žmogus, kad jūsų pasekėjas, kad jūsų skaitovas iš tikrųjų jūs pažintų. Ir jeigu jūs keisite verslą, bet turėsite ne verslo pasekėjus, o jūsų kaip asmenybės pasekėjus, tai pasekėjai, jums pakeitus verslą, pasekėjai liks su jumis, nes jie sekė jūs, jie domėjosi jumis. Ir pakeitit verslą, bet toliau lieka jūsų pasekėjai. Todėl patariama, iš tikrųjų labai patariama neminėti verslų pavadinimų tinklapyje, ar ne? Ir tuo pačiu blogė. Blogė rašysit kiekvieną dieną, galbūt iš pradžių, ar kartą per savaitę. Vėlgi patariama rašyti bent jau kartą per savaitę, būtinai tą pačią dieną, tada jūsų skaitovai pripranta, kad tarkim antradienį bus naujas kažkoks postas, bus nauja tema, ar ten naujas kažkas tai tokio. Ne? Na ir iš tikrųjų, kas iš tikrųjų labai vėlgi reikalinga, kontaktai. Va, tai šitie 4 puslapiai būtini, o toliau jau priklausomai nuo jūsų, ką jūs veikiat, ką jūs darot, ką jūs norit dar įkelti, bet šitie 4 pradžia, apie mane, blogas ir kontaktai turėtų būti iš tikrųjų kiekvienam tinklapyje. Na, o toliau jau priklausomai nuo jūsų srities. Taigi, tai jeigu šitie puslapiai turėtų įeiti į meniu, nes, kaip matote, čia ir yra meniu, čia meniu ir galima pakelti po meniu, įdėti papunkčius, tai šiandieną pažiūrėsim, kaipgi sukurti tą meniu, kaip jį sudėlioti. Na ir kadangi meniu, kaip jau sakiau, meniu tai yra puslapiai, vadinasi, kad turėt meniu, tai mes pirmiausiai turim sukurti tuos puslapius. Na ir kurti puslapį, spaudžiame kurti naują puslapį, ne ten, kur visi puslapiai, o naują puslapį. Ir kadangi aš šiandieną jums noriu tik tai pavyzdį parodyti, todėl tą naują puslapį ir parašysiu ir pavadinsiu pavyzdys, ar ne? Pavyzdys. Tai ir žinosim, kad jis laikinas, jis tik tai šitam video padaryti. Mano tas naujas puslapis vadinsis pavyzdys. Na, parašėm puslapio pavadinimą, tada spaudžiam šitą mėlyną klavišą paskelbti, kad jis toks atsirado jau tas mūsų naujas sukurtas puslapis. Na ir dabar einam čia, kur išvaizda. Nespausdami išvaizdos, tik užvedę pelytę, mums išsiskleidžia papildomas meniu ir čia randam pavadinimą meniu. Einame į meniu ir čia bus šitoj pusėje, čia bus visi surašyti puslapiai, kokie tik tai yra. Ir tie, kurie meniu, ir tie, kurie ne meniu, visi įvairiausi puslapiai. Na, jeigu jūs tik dabar kuriate savo tinklapį, tai čia gali būti puslapiai tiesiog automatiškai kažkurie, galbūt net angliški, tai jūs juos visus tuos angliškus ištrinkit ir pasilikit tik savo, kuriuos kursite. Na ir kaip matote, atsirado čia puslapis pavyzdys. Bet jis kaip puslapis atsirado, vadinasi pavyzdys, ką tik sukūrėm, ar ne? Bet čia meniu struktūroje to puslapio kol kas nėra. Kaip jį man įkelti į meniu? Tai aš pažymiu, kad aš jo noriu ir pažymiu, kad pridėti į meniu. Kai aš tai pažymėjau, mano šitas pavyzdys atsirado čia meniu, na jis tegul bus paskutinis po kontaktų. Nors vėlgi keisti vietą labai lengva, jeigu aš noriu, kad jis atsirastų antras, pavyzdžiui, po pradžios, tai tiesiog nustūmiau į viršų ir jisai bus antras. Bet šiuo atveju paliksiu aš jį paskutinį, nes vis tiek paskui ištrinsim. Paskui kontaktus keliauja mano šitas meniu puslapis. Dabar, jeigu aš tik įkėliau čia ir norėsiu pažiūrėti, kaip jis atrodo, aš jo kol kas nematau, aš jo kol kas nematysiu. Jeigu aš noriu iš tikrųjų pamatyti savo tą puslapį, tai aš turiu išsaugoti meniu. Ir tuomet kartais pačioj pradžioj gali būti taip, kad jūsų temoje neuždėta varnytė pirminis meniu. Tai jeigu čia nebus uždėta varnytė, tai ir išsaugojus jūs jo nematysit. Taip kad uždėkit varnytę ant pirminio meniu, primary meniu.
ir tada spauskit išsaugoti. Ir kai paspaudėt išsaugoti, vėlgi einat į tą antrą puslapiuką ir kaip matot atsirado jau mano tas puslapis, kurį pavadinom pavyzdys, ar ne? Dabar, jeigu aš noriu, kad tas mano puslapis būtų ne kaip meniu, o kaip tiesiog papunktis, tai aš paprasčiausiai jį patraukiu toliau, ne prie pat krašto, o šiek tiek toliau nuo krašto. Parašau išsaugoti ir tada čia atnaujint visada reikia. Ir man jis iš čia prapuolė, bet jis atsirado kaip papunktis po kontaktais, kadangi aš jį patraukiau būtent paskui kontaktus. Po kontaktais patraukiau į šoną. Ir tokiu būdu tiesiog paprasčiausiai patraukus į šoną, jisai atsiranda kaip papunktis. Jeigu aš jį sulyginu nuo pat pradžių ir išsaugoju, tuomet jis atsiranda kaip papildomas meniu puslapis. Taigi, šitokiu būdu mes galim padaryti mums tiek puslapių, kiek mums jų reikia, tiek meniu puslapių, tiek puslapių įkelti į meniu, tiek kiek mums jų reikia, kiek manom, kad mums jų reikės. Šiaip aš galėčiau dabar jį ištrinti, bet mes dar juo pasinaudosim kitoj pamokėliai, kai kalbėsim apie tai, kaip sukurti. Čia mes pasižiūrėjom kaip patį puslapį, kaip pavyzdys, ar ne? Ir čia matot, kai atsidaro puslapis, rašo pavyzdys, reiškia mes įėjom į šitą puslapį, ar ne? Bet kaip man čia užpildyti, nes kaip matot, čia rašyti neįmanoma, kaip mes pildysim tuos puslapius, tai čia šitą pavyzdį aš kol kas jį paliksiu, tik aišku, ko gero pakelsiu po meniu, po kontaktais, kad jis nebūtų taip krentantis, kol dirbsim, kad jis būtų trupučiuką pasislėpęs. Tai va, ir mes sekančioj pamokėliai pažiūrėsim, kaip jį užpildyti, kaip įdėti ten informaciją. Ir kol kas aš jo netrinsiu, nors jeigu aš kažką suklydau, kažką padariau ne taip, kažkas negerai, aš galiu ištrinti tiesiog, tada šitą pavyzdinį, matot, pavyzdys papunktis atsirado, ar ne? Jeigu aš jį noriu ištrinti, tai atidarau, paspaudu šitą trikampiuką ir spaudžiu pašalinti, tokiu atveju pasišalina jis iš meniu. Jeigu aš noriu tik iš meniu pašalinti. Tuo tarpu, jeigu aš noriu apskritai šitą puslapį pašalinti, suklydau arba apsigalvojau, arba kažkas pasikeitė ir man jau nebereikia šito puslapio, kurį turėjau, tuomet einu į skyrių puslapiai, užvedu pelytę ir man atsidaro papildomas meniu, einu į, kur rašo visi puslapiai, spaudžiu visi puslapiai, tada visų puslapių sąraše ieškau mano, kur rašo pavyzdys ir užvedus pelytę, net nepaspaudus, tik užvedus pelytę, jau man duoda galimybę raudoną, kaip matot, perkelti į šiukšlinę. Aš tada galiu perkelti į šiukšlinę. Jeigu šitą puslapį perkeliu į šiukšlinę, jis išnyko, jau puslapių sąraše jo nėra, bet jis dabar bus šiukšlinėje, matot, šiukšlinėje. Spaudžiu šiukšlinę ir atrandu šitą puslapį. Ir dabar čia jau galiu ištrinti negrįžtamai. Jeigu aš paspausiu ištrinti negrįžtamai, tai šitas puslapis iš viso išnyko. Bet šiuo atveju aš jį atstatysiu, spaudžiu atstatyti, nes iš tikrųjų ir vėl einu į visus, matot, visi, einu į visus puslapius ir vėl randu mano puslapį pavyzdys, nes iš tikrųjų man kol kas jo reikės, mes pasinaudosim jo, kad galėtumėm pasimokinti, kaip dėti informaciją į tuos mūsų puslapius. Taigi, kol kas aš jį palieku. Va, ir tokiu būdu sutvarkom meniu, ar ne? Taip, kad maždaug tiek apie meniu tvarkymą. Labai paprasta, tai yra pirmiausiai įrašom puslapį, o ką reiškia įrašyti puslapį, tik jo pavadinimą įrašom puslapį, tada iš meniu dalies, kurgi čia mūsų išvaizda, tada iš meniu
iš meniu dalies tiesiog tuos puslapius, kurių mums reikia, pažymim varneles ir persikeliam į meniu. Ir čia jau juos sudėliojam, sustumdom, ką pirmą, ką antrą, matot, visi jie stumdosi, be jokių problemų, aukštyn, žemyn, kaip norim, tai kilnojam. Jeigu šitą, matot, virtualus pasaulis ir po juo yra 3 papunkčiai. Tai jeigu keičiam vietom virtualų pasaulį, tarkim, su įrankiais, tai jau jis važiuoja su visais 3 papunkčiais, ar ne, su visu tuo, ką turi. Sukaitaliojam, sudėliojam meniu kaip norim ir paspaudėm išsaugoti. Tik išsaugojant meniu, būtinai nepamirškit uždėti varnelės, nes jeigu neuždėsit varnelės, tai tiesiog jis neišsisaugos. Va, tai šį kartą tiek, na ir iki sekančio karto. Iki.